vis dar turi potencialą tapti masinio naudojimo mokėjimų tinklu ar jo kainų augimas. Jis turi tapti, bet supraskite teisingai, kaip ta technologija veikia. Jeigu yra bankas Japonijoje, vienas bankas ir kitas bankas Amerikoje, tai jeigu norim, kad pinigai suvaikščiotų, tai tuos pinigus siunčia tas bankas į savo sąskaitą kito banko sistemoje ir iš tos sąskaitos savo tada persiunčia jau tam, kam siunčia. Tas bankas, į kurį ateina pinigai, turi patvirtinti ir tai yra lėtas procesas. Kaip dabar padaryti, kad iš karto ateitų pinigai? Gaunasi, kad aš jeigu siunčiu iš Japonijos pinigus, jie back-end'e automatiškai konvertuojasi XRP, išsiunčia XRP į tą kitą banką ir XRP konvertuojasi, tarkim, į JAV dolerius, į tą, ką mes ten siunčiam, tarkim, arba atgal į tą pačią valiutą. Va taip paveiks ir jis yra naudojamas, bet masinio naudojimo tarp visuomenės nebus. Yra teorija, va, XRP ir XLM, dvi skirtingos monetos, bet XLM yra forkas. Forkas tai reiškia, kai viena blokų grandinė eina ir išsiskiria į dvi ir dvi pasidaro. Ir dažniausiai tai būna, kai viena komanda dirbo prie projekto ir jos nebesutarė dėl kažko arba pamato, kad gali užimti kitą rinkos dalį. Ir šiuo atveju XRP yra konkrečiai, kas liečia bankus, komercinius bankus, centrinius bankus, kitas finansinės institucijas. Yra tik tai viena rinkos dalis ir yra kita rinkos dalis, yra visuomenė. Ir va, yra spekulacijos, kad jie dėl to XRP atsiskyrė ir viena komanda išėjo dirbti su XLM. Reiškia, kaip dabar kešus mes naudojam, grynus pinigus visur, tai XLM irgi galėsim tarp savęs siuntinėtis ir panašiai, va, be jokių problemų. Bet su XLM negalėsim pirkti, tarkim, jokio nekilnojamo turto, kaip dabar už grynus pinigus. Net nešim ten 200 štukų grynais, nepadėsim, nepasakysim, kad davai perkamės namus, nes negalim to padaryti. Įsivaizduokit, vat, koks žaidimas vyksta, jeigu paima abi rinkos dalis ir nori įsigyti jau nekilnojamo turtą arba kažką vertingesnio arba realizuoti savo tą XLM, mes turime juos konvertuoti į XRP ir už XRP pirkti ir automatiškai tada atsekamumas eina, ten mokesčiai, visa kita. Čia yra tokių prielaidų, kad taip viskas vyksta. Ar tai bus ar nebus, negaliu 100% pasakyti.